Labas, Karolina. Taip, kaip tu galvoji, kodėl aš atsakau tik į vieną klausimą, o klausimų daug? Visi klausimai yra apie vieną ir tą patį. Visi klausimai, bet tiesą žinai tik tu. Aš nežinau, dėl ko jis tave paliko, dėl ko jis su tavim nekalba ir dėl ko jis kažkur kitur nakvoja. Tu žinai. Tu viską žinai. Ta prasme, taip nebūna, kad jis paima išeina ir tu nieko nežinai. Ta prasme, jūs statotės namą, kaip tu sakai. Tu žinai, kur kiek, kokie pinigai. Tu viską žinai ir sėdi iš manęs, darai kažkokią tai skudurą. Taip, tu pasakyk, ką tu žinai, kur tu žinai ir kaip tu žinai. Aš nieko nežinau. Aš su jums negyvenu. Aš neprivalau atsakyti už jo veiksmus. Tu žinai viską. Kodėl? Tu su juo gyvenai tiek metų. Nugi ne metusgi jūs. Jūsgi susituokė, jūs kažkiek metų, kiek ten, apie 10 ar ne? Jūs tiek laiko kartu ir tu apie jį nieko nežinai? Tai klausimas tau. Arba tu, kažkaip neprotauji. Arba yra kitas variantas. Dabar žiūrėk, kaip gali vystyti santykiai. Kiek sakau merginom, jūs galit įsigilinti į vyrišką logiką. Yra pilna YouTube, pilna visko. Jūs galit pasidomėti. Po to eina pas būrėjas ir jam knisam protą. Eikit, domėkitės. Kas nutiko tavo vyrui, kodėl jis taip elgėsi ir taip toliau. Eikit, dabar jai kapstyk viską. Aš šūdų kapstyti tikrai nenoriu. Tikrai nenoriu jūsų šūdų kapstyti. Eini YouTube. Ieškaisi psichologo, ieškaisi įvairių sričių. Kodėl vyras taip elgėsi? Reiškia, tarkim, 10 metų kartu. Tai tik pavyzdys. Per tuos 10 metų N buvo visko. Vyras, jis ne geležis. Jis pavargsta. Jam reikia pailsėti. O kad pailsėti, jis renkasi kažkokį tai kelią. Vieni renkasi kelią kažkur su merginom. Tarp kitko, žinau net vieną tokį personažą. Jis yra šeimoje, bet jis drąsiai vaikšto pas merginas. Drąsiai flirtuoja, drąsiai susirašinėja, bet jis su savo moterim. Ir irgi ten apie 20 metų, jeigu nedaugiau jie ten kartu, ir turi ir šeimoje vaikų, ir jau tie vaikai ir suaugę, ir nesuaugę, bet jis tai daro drąsiai, bet slapčia. Kodėl? Žinai, kaip jis man pasakė? Sako, mano moteris su manim va taip, kaip aš noriu, aš negaliu su jo paflirtuoti. O man norisi kažkokiu tai tokių emocijų, kurio mane užvestų. Nesvarbu, kad tai tik žinutės, bet man patinka, kaip su manim, kaip kažkas mane, kuris manęs nepažįsta, bando atverti, bando uždegti ir man tas žaidimas patinka. Aš jaučiuosi kaip tas 16-metis. Taip, aš nedasileidžiu iki tuos... Anksčiau tiesa jis eidavo ir irgi susitikimus ir būdavo visur. Bet sako, dabar aš jau stengiuosi nedasileisti, kad su ją susitikti, su viena arba su kita, bet susirašinėti man patinka. Todėl, kad man emocijų reikia. Mano žmona, aš su ją ten 20 metų, man jau su ją neįdomu, nes jinai taip nebereaguoja. Su ją neįmanoma paflirtuoti, kai gausiu sutapkę per galvą ir viskas. Ta prasme, tai dėl to aš ir sakau, jūs gilinkitės. Taip, tarkim. Moteris jau turi kažkelintą vaikelį ir jinai irgi jau vienas dalykas nebe jauna, kad būtų 16, ar ne, su tom pačiom emocijom. Jinai jau pavargusi ir jinai jau visai kitokia. O jam, kaip tik tas momentas, pavyzdžiui, jeigu jam būtų 40, aš tik pavyzdį, ne, ar ne, jam būtų 40, jam būtų kažkoks tai periodas kaip pas vaikus, ar ne, mes matom vaiką metų, po to 7 metų, kiek jis pasikeitęs, po to 14 metų, ar ne, su vyrais taip. Ir jie taip ir gyvena. Reiškia, pirmus metus jie geručiai, antrus metus jie dar geručiai. Netgi 3 metus viskas. Čia būna stopas. Kodėl? Todėl, kad jeigu mergina nesugebės jo išjudinti, tarkim, netgi žmona jau būdama, viskas jis sustoja. Viskas. Tiek tu turi su juo dirbti, kad jis nesustotų. Taip pat kaip su vaiku. Taip pat. Jeigu pačioj pradžioje, reiškia, turim romantinį periodą, ar ne, jeigu vyrukas išėjęs iš santykių ir ateina į naujus santykius, ne, jis nedurnas. Jis pažiūrės per tą mėnesį,
kiek jam patinka moteris, kiek nepatinka, kiek pliusų, kiek minusų. Ir po to moteris pradeda iš jo reikalauti, davai, gal susivažiuojam, davai, kada pas mus santuoka, kada čia kas. O ką jis? Ne, aš dar tik pradėjau gyventi laisvai, kokios ten santuokos, aš dar noriu palakstyti, noriu tų mergų, noriu da visko, noriu emocijų, kokia dar santuoka. Все, jis ją palieka. Ateina kita, trečia, ketvirta ir kurį jį sugebės, reiškia, pavergti, nu, tą ir sugebės. Nesugebės, reiškia, nesugebės, reiškia, jis toks ir bus. O ilgose santykiuose tu net nežinai, kiek kartų jis nuėjo į kairę. Kodėl? Todėl, kad jis pavargsta. Jam reikia emocijų, kurių neduodi tu, todėl, kad tu jau nebe tokia jauna, kaip jis tave išrinko kažkada tai. Dabar jis jas gaudo kažkur tai. Kur? Tavo vietoj net nesukčiau galvos. Tikrai. Kodėl? Todėl, kad vyrai, jie nesikeičia. Jeigu jau jis patyrė kažkur kairiai, reiškia, tam tikrą jausmą, malonumą ar euforiją, jis jos ieškos ir toliau. Jeigu sugebėjo nuo tavęs nueiti, kai tu esi tokiuose sąlygose su vaiku, o tą vaiką kas padarė? Jis atsakomybės priimti nenori. Kam jis tau iš vis reikalingas toks? Nu, jūs netingėkit panaršyti psichologiją. Dėl ko jis taip elgėsi? Taip, mums užkrito daug konfliktų. Konfliktus veda kas? Neaišku, todėl kad gali būti, kad jis pats konfliktuose ir, pavyzdžiui, nuo nuovargio jis pats nežino, ko jis nori. Jis, reiškia, nueina ten kažkur gauna vieną emociją, kitur kitą emociją, trečią, jis dar labiau susibalamutina, jis nežino, ko nori. Jis tada pyksta ant tavęs, nes ale tu kaip kaltininkė, nors tu gali būti visiškai nekalta, bet vyrai šito nesupranta, jie pasimeta, jie susimakaluoja ir nebežino, kas kur. Man tai buvo. Aš irgi pagimdžiau vaiką 4 ir sesė mano vyrui lygiai taip pat. Pradėjo makaluoti smegenis, kodėl jinai nedirba. Jinai turi dirbti, kas čia tokia yra, ko jinai sėdinami. Vat viskas. Va tik tiek tai reikėjo, kad ale kaip vyrą užgini, nesvarbu netgi kas, tarsi užgini, tarsi palaikai biški ir viskas, jis ant savo žmonos dėjo tiesiog. Все, tu jam esi jau padla, tu jau esi nebereikalinga ir tu iš vis pinigų neatneši. Viskas, va tik tiek tai reikia, kad vyras tave paliktų. Mintise, viskas, va tai ateina nuo minčių. Kažkas pasakė, kažkur, pas draugą, kažkokia situacija, jis ją perkelia ant savęs, viso gero. Tu esi pati blogiausia, todėl kad pas draugė, va tokia žmona. Ir jis visą tą informaciją pernešė tau, ant tavęs uždėjo, dabar pas jį tokia pati situacija. Nes jo žmona, tarkim, ėjo į kairę, nu tarkim, draugo žmona, ėjo į kairę, draugas ją užtiko, viskas, tu tokia pati. Jis sudėjo pliusus ir minusų, viso gero. Ir tu niekada nežinosi, kas nutiko. Niekada nesužinosi, kas nutiko. Tiesiog, vat, jie yra tokie, jie sugeria viską, ko jiem nereikia. Tai, kad ritualą mes atlikom, nori lauki, nori nelauki. Kol kas kortus rodo, kad jis turi grįžti. Kada jis grįžti, matai, gana ilgai, todėl, kad jie yra, tupi. Ir čia aš nieko nepadarysiu, kad jie tupi. Nieko, aš ne magas, kad kažką padaryčiau. Aš padariau vieną kartą ritualą, antrą kartą ritualą. Kol jis va į protą neateis, nieko su juo nepadarysi, nutupas jis. O tau reikia pagalvoti, ar jis tau iš vis reikalingas. Taip mes statomės namą. Jis pavargsta. Visą laiką priimintinėt sprendimus vienas. Jam reikia kažkokio tai poilsio. Su juo reikėjo kažkada tai kalbėti. Kažkada tai tu kalbėjai. Aš spėju, kad tu viską žinai, kad tu kalbėjai, kad tu kažką darėjai. Tai nebuvo va taip, nors tai gali būti ir taip. Va, tiesiog. Bet tu tada turi atsisukti į jį ir pasakyti, žinai ką, taip su manim nežaisi. Tu turi pasakyti, kad jis tave privalo gerbti, o ne tai, kad tu draskaisi dėl jo, naktim nemiegi, rašai man, ką man daryti, o man ką daryti. Nu, aš atlikau ritualą. Nu, jis veikia. Kada jis iki jo dais irgi neaišku. Ir ką man? Man irgi gal naktį nemiegot. Nu, tiesiog. Arba tu, reiškia, ieškaisi variantų tarp seksologo. Jis tau gali atsakyti tam tikrus momentus, kur, kada ir kaip, bet tu turėsi, reiškia, jau atvirai kalbėti, o ne taip kaip su manim. Aš nieko nežinau, viską tu žinai.
Čia aš nežinau, aš su jumis negyvenu. O vat su juo turėsi kur, kas, kada, kokiu momentu ir taip toliau. Ir tada tikrasi atsakymą. Kur jis tau kokį žodį pasakė, kada jis realiai tau prisipažino, bet tu, durnelė, nesupratai. Nu tai būnė iki neštumo. Ane? Nu po neštumo, tarkim, visą neštumo viskas buvo gerai. Galbūt jam buvo tavęs gaila ir vaikas jam buvo nereikalingas. Tiesiog jis bijojo tau pasakyti, o jis jau tada žinojo, kad tu jau būsi negabi, negebanti kažką daryti ir jis pradėjo savo ieškoti kažkur šone. N variantų galėjo būti pasigalvoje, N. Jis nenorėjo laukti ir vat jis pradėjo. Vyrai nemėgsta mažų vaikų. Nemėgsta. Čia ne jo mėgstamiausias dalykas. Todėl, kad vat, vaikas paaugs, galbūt jis tada ir grįž, kai vaikas paaugs. Todėl, kad jie įsipareigot nemėgsta. Vienas dalykas įsipareigot, o kitas dalykas klausyti, kaip jis verkia, kai tu ten duodės, kai tu ten nerimauji, verkia. Kam to reikia? Na jau kažkur pabuvau, į pofik man. Pofik, kas ten, kur ir kada. Tu gali šitą suprast. Čia nėra va taip, kaip tau atrodo, oi kaip mes planavom, oi kaip mes galvojom, mes viską kartu. Čia tu viena buvai kartu. Ir tu nepastebėjai, kad jis jau seniai nušoko. Tai kas iš šeimos buvo kvaila? Kad tu nepastebėjai, kad jis seniai jau yra nušokęs. Ir tik dabar, kai jis durim trinktelėjo, tik dabar dėjo, klausyk. Oi, jis išėjo, a kur, a kada, kur tu iki šiol buvai? Problemų buvo ir anksčiau, čia ne dabar jinai atėjo. Jinai, blėt, buvo gal 3 metus jau atgal. Ir tu šito nesupratai. Tai čia ne mano atsakomybė. Ne aš su jomis gyvenu, o tu žinai. Tai vat pavartyk savo atmintį. Kas atėjo namo? Kas galėjo prišnekinti, apšnekinti, kas galėjo įlysti, kas galėjo prikalbinti, užkalbinti, nukalbinti. Čia laisvai, čia iš vis 5 sekundžių darbas. Pagalvok, pamąstyk. Ir būtinai pranaršyk visą YouTube'ą apie vyrišką psichologiją. Atsimink jo žodžius, ką jis sakė kažkada, kažkur, kažkaip. Todėl, kad vyram nueiti kairę nėra kas daro, bet jie gaudo emocijas. Emocijas tokios, kurias buvo kažkada 16 metų. Viskas. Todėl, kad jis sensta, jis su tavim poroje jau tiek nebegauna ir nebegaus niekada, todėl, kad tu kartu su juo sensti. Kartu. O jis jau nušoko, todėl, kad jam reikia. Oi, apnulinkit mane, vat aš toks vargšas, aš noriu šitą, nežinau, ten išgerti, kažkur nueiti, kažką atsipalaiduoti. Ir kitas momentas, labai svarbu, kad jo žmona, kai jis žino, kad jo žmona jo laukia. Žinai, koks jis ant arklio jaučiasi? Žinai, koks? Mane visi tik laukia, tikimkit mane. Tu turi parodyti, kad tu jį nenori iš viso laukti. Viso gero, tu mane palikai gero kelio. Daiktus lauk ir viskas. Kodėl taip? O ką tu galvoji, su manim galim žaisti? Ta prasme, kur tavo savigarba? Aš viską suprantu. Bet patikėk, eigoje, pasakysiu iš patirties, eigoje vyrai grįžta. Ateina ir lygiai va taip pat sako, padaryk man ritualą, kad mano boba pas mane grįžtų. Nors pats kaltas, kad jis pats išėjo. O po to lieka boba kalta, kad jinai turi pas jį ateiti. Tu supranti, kas vyksta? Tu supranti, čia iš vis kažkoks marazmas darosi. Jis ją paliko, nuėjo pas kitą ir ten padarė šeimą, tarkim. O po to sako, jinai pas mane privalo grįžti. Ne aš pas ją. Kaip vyras, kuris paliko, jinai. Vat kaltininkė, jinai turi pas mane grįžti. Ir tu darai, ką nori. O jinai ką? Jinai gyvenime pas jį negrįž. Jokie burtai, jos neprivers grįžti. Todėl, kad jinai jau atsivalgė. Jinai gali suminkštyti bendravimą arba iš vis palengvinti bendravimą, galbūt sutikstyti su kažkokiais tai dalykais, bet grįžti jinai jau nebegrįž. Nesvarbu, koks ritualas buvo atliktas. Tai kad biški jūs, domėkitės psichologiją, kol tu sėdi namie, vystykis, užsim, jeigu tik yra laiko, užsim kažko, rask savo mėgstamą veiklą. O netrindėlink man kiekvieną vakarą ir naktį, kur jis ką, iš kur aš žinau, kur jis. Aš ką su juo būnu. Man visiškai pofik, kur jis yra. Jeigu ką, jis ne mano vyras. Aš už jį atsakomybės nelaikau. Gilinkis į savo, kaip tik jo nėra.
Laikyk savo laiką tą savo, pamilk save, išmok save gerbti, psichologiją savo sutvarkyk. Ko tu drebi, kad jo nėra? Atvirkščiai tai yra kaip tiek gerai. Tu save gali atrasti, tu gali domėtis, kom nori, tu gali. Netgi pažintimą užsiimti. Kodėl? Tau nereikia ieškoti pažinties, kad apskritai turėti kažkokią tai santykį. Tau reikalinga pažintis tik tam, kad kai kurios pažintis būna naudingos, kad duoda kažkokios informacijos. Pavyzdžiui, galima susipažinti su kažkokiu tai vadybininku, ir jo lygis yra kiek didesnis. Tau patiks, pavyzdžiui, kažkokios tais įdomios temos ir sakysi, va čia mano tema, va šitą aš irgi norėčiau pabandyti. Aš norėčiau pabandyti va šitą sferą, norėčiau pabandyti šitą sferą. Supranti, jie tau būtų reikalingi, tu į juos žiūrėk taip, kad jie tau atneštų naudą. Ne dėl netgi kažkokių tai susitikimų, ar ne, o apskritai dėl informacijos. Galbūt kažkuris tau patiks tokią informaciją, kuri tau tiesiog atvers akis. Galbūt tu susipažinsi su psichologu ir išvis. Ta prasme, tau tai tik kelio atvėrimui. Pati savo padaryk taip, kad tai tik kelio atvėrimui. Man kažkuris vaikinas turi padėti, atsiverti. Ir vėl, tai padeda neužsidaryti, bet kai kurie vaikinai tiesiog išveda tave į kažkokį tai lygį, kurio tu pati būtum nepasiekus, o kaip jis tai padarė ir taip ir nesuprasi. Tai yra naudinga. Tai kad nereikia bijoti bandyti pažinčių. Sakau, tiesiog savo nustatyk tokią ribą. Kita vertus, jeigu va taip kalbėti, ar ne, kaip, tarkim, kaip teisingai rasti savo tinkamą vyrą, tarkim, va taip, ar ne, ir jeigu savo pasakysi tokias ribas, kad aš ieškau tik tiesiog, kad savo lygį kažkokį pakelt, bet dėl viso pikto išriešk viską. Pavyzdžiui, labas. Tipo, ko mums ėmė gyvenimo? 2 vaikai, katė, šuo, namai. Ieškau tinkamo partnerio, kuris man padėtų pastatyti namą. Ir tu, kai sulauksi žinutės tokios, kuri tau atsakys į viską iš karto, tu suprasi, kad vargas. Todėl, kad žinučių bus tokių. Aš tau namą privalau statyti, tu ką, barakuda, kas tu tokia? Vat nuo čia prasidės. Ir tu tada pradėsi suprasti, kas yra iš tikrųjų vyrai. Ir nereikia daugiau gilintis. Tiesiog tu turi pasakyti, aišku, tikslą savo gyvenime. Nes visi to klausia, kom tu nori užsiimti, kom tu užsiemi, koks tavo gyvenimo tikslas ir viskas. Ir tu tiesiog psichologiškai savo sudėliosi portretą apskritai vyrų. Tau nereikia nieko daugiau, tiesiog vyrų portretas, kokie jie yra. Tau bus nebaisu paklausti kažkokio klausimo, nes tu jo nepažįsti. Ir jie tau gali suteikti tokius atsakymus irgi nebijodami. Nebijodami pasakyti, kaip galėtų būti, kaip pas juos yra. O iš čia tu paimsi patirties. Tai yra labai naudinga, aš tau pasakysiu. Nes ten nieks nieko nebijo sakyti. Ir viskas yra norma. Ir va taip po biškį galima vystytis. Ir vėl, tu pati prie to turi prieiti, nes turi nebijoti. Žodžiu, va tiek tau paskaitų iš manęs. Sėkmės.